Paskutiniu metu savo apžvalgose jums daug pasakojom apie sedanus, universalus, hatchbackus, SUVus ir vienas kėbulo tipas lieka truputėlį užmaršty. Ir aš aišku kalbu apie minivanus, todėl mes šiandien jums papasakosim apie vieną bene futuristiškiausiai atrodančių paskutiniu metu išleistų minivanų pavadinimu Hyundai Staria. Na, o šiandien mes jums parodysim 2022 metais nuo konvejerio nuriedėjusi Hyundai Staria, po kapotu 2,2 dizelis generuojantis 177 arklio galias, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai visi, o į aplinką išmetamas CO2 226 gramai 1 kilometrui. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė šio automobilio karta pasirodžiusi 2021 metais, jis naujas gaminamas ir iki šiol, jį galite įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose. Nuo varikliai, su kokiais galėtumėte rasti šitą modelį, vos 3. Pats silpniausias mano minėtas 2,2 dizelis su 177 arklio galiam, o šiandien galite įsigyti naują Hyundai Staria su 3,5 litro V6 varikliu, turinčių 272 arklio galias. Įspūdinga. 2021-aisiais šis modelis taip pat dalyvavo ir saugumo testuose, pasirodė puikiai, pelnė ne tik maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, bet ir saugaus automobilio statusą. Ir nepaisant to, kad modelis gana retas ir dar pakankamai naujas, mūsų keliuose jų yra labai nedaug, bet jeigu ieško tokio, užsukite autoplius.lt, ten tikrai kažką rasit. Turbūt sutiksit su manim vien pažvelgiai automobilio kėbulą, kad jis atrodo, na, kaip minimum neįprastai ir bent jau man tikrai futuristiškai. Viršuje turime štai tokį per visą priekį besitęsiantį ledą, kuris man visada primena robotą policininką ir tą jo tokią pailgą akytę. Toliau turim pagrindinius žibintus štai čia ir posūkis, o viduryje turim labai didelės pailgas ir kiauras groteles, per kurias net matosi ir radiatorius, kas man šiek tiek atrodo keistokai. Automobilio ilgis 5,25 cm, jis ilgas, na bet čia šeimyninis minivanas su daug vietos, prošvaisa 18,5 cm, o tai iš tikrųjų nemažai, tai maždaug standartinis SUV aukštis. Iš detalių čia daug jų neturim, galim pasidžiaugti, kad nėra chromo, turim labai didelius langus, per kuriuos daug matosi, bet tą dar aptarsim viduje. Turim 18 solių ratlankius ir į šoną atsidarančias duris, kurias galima atidaryti ir rakteliu. Kad jau prakalbam apie galinių durų atidarimą, paminėsiu, kad duris galima atidaryti ne tik rakteliu, bet ir dar 5 būdais. Pavyzdžiui, patraukus rankenėlę. Arba paspaudus mygtuką ant rankenėlės. Dar duris gali atidaryti vairuotojas, paspausdamas mygtuką štai čia. O iš vidaus duris galima atidaryti mygtuko paspaudimu arba rankenėlės patraukimu. Na, o galinė dalis lyg kirviu nukirsta, bet čia turim didelį spoilerį, Staria užrašą ir 2 kartus ilgesnius Cadillako žibintus. Atsisėdus į vidų, tai interjere viskas labai panašiai kaip ir kitose naujose ir apynaujose Hyundai automobiliuose, tik ko gero pagrindinis skirtumas tas, kad čia yra žiauriai daug vietos. Štai čia turim kiaurą tokį tarpą, per kurį galim pereiti iš vienos sėdynės į kitą, ir čia turim milžinišką dėtuvę, prie kurios mes dar prieisim. Spalvos šį kartą ne visai įprastos, lubos nors ir šviesios, labai švelnios ir labai malonios lietimui, kas kaip ir pagražina interjerą, bet jas visada nori liesti ir tai tik tai bus priežastis, kodėl aš jas greičiau išpurvinsiu. Centrinė konsolė pilka, sėdynės rudos, tai tokia įdomi spalvų kombinacija, pakomentuokit, ar interjeras jums gražus. Toliau turim šiek tiek blizgios juodos spalvos apdailų, kurios iš karto išsitepa ir jau dabar mano tą pirštą reikia nuvalyti, bet iš principo bendras vaizdas man yra gana neblogas. Pažiūrėkime į kokybę. Tai čia vieta, kur dedu alkūnę, dar truputėlį turi tokio minkštumo, bet aš jos nevadinčiau minkšta vieta. Nu, visur kitur tai klausykit. Štai čia truputį minkštumo turinti plasmasė. O kadangi nėra ką pajudinti čia, tai pajudinsiu šitą daiktadėžę. Gerai priklijuota. Nu, o dabar pereikim prie sėdynių ir pradėsiu nuo vienintelio sėdynių minuso. Jos neturi atminties.
O dabar pradėsiu vardinti pliusus. Jos labai minkštos, labai patogios, jos labai plačios, čia yra daug vietos, tai net jeigu esate didelis ir stambus žmogus, čia ko gero tilpsit be jokių problemų. Abi priekinės ir abi vidurinės sėdynės turi porankius, kurie dar ir užsifiksuoja norimam aukštį ir niekas nesibrūžina alkūnėm. Man labai tai patinka. Jos šildomos, vėdinamos, valdomos elektra ir šita sėdynė štai čia turi porą mygtukų, kurie vadinasi Gentleman's Seat. Vadinasi, kai jūsų ponia atsisės iš tai šią sėdynę, galėsite ir prislinkti arčiau, ir padaryti atlošą, kaip jinai nori, o jai nieko daryti nereiks, nes jūsgi džentelmenas. Pavarų permetimas šiame automobilyje taip pat neįprastas. Hyundai'us tiek šitą modelį, tiek daugumoje savo naujų ir apynaujų modelių pavarų permetimo svirtį keičia į pavarų permetimo mygtukus. Ir principe, kadangi pavarą mes vis tiek permetam tik tai 100% sustoja, tai man toks sprendimas labai patinka, nes tiesiog lieka daugiau vietos, nereikia nieko montuoti čia ar čia, ką aš turėčiau judinti. Tai nice. Multimedijos ekranas, šiek tiek daugiau nei 10 colių įstrižainės, beje, lygiai tokios pat įstrižainės ir vairuotojo ekranas, bet prie to dar prieisim. Iš principo jis gana neblogas, raiška gera, vizualizacijos gražios, reikalingos funkcijos čia yra nuo A iki Z, nuo navigacijos iki telefono prijungimų, yra keletą pramoginių funkcijų, tokių kaip, pavyzdžiui, skirtingos temos ar gamtos garsai, ir ko gero mane labiausiai liūdina tik tai du dalykai. Vienas dalykas, kad ekranas toks pakankamai lėtas atliekant tam tikras funkcijas. Ir kitas dalykas liūdnas, kad Apple CarPlay ir Android Auto sistemos veikia tik tai su laidu. Bet dabar parodysiu jums vieną iš įdomių multimedijos funkcijų, tai yra Passenger View. Pasirinkus šį appsą įsijungia vaizdas, kuris yra transliuojamas tiesiogiai per štai čia viršuje esančią kamerą. Vadinasi, galite stebėti savo draugus ar mažamečius vaikus, ką jie veikia, ir tuo pačiu tiesiai žiūrėti kelią ir nesisukioti. Jauni tėveliai mane puikiai supras. Ir dar vienas labai didelis multimedijos minusas yra tai, kad čia nėra garso ratuko, čia mes turim garso tapšnoklį. O dabar pažvelkime į vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tam yra atskiras, negaliu sakyti mygtukas, čia lietimų jautri vieta. Vaizdą turim 360, tą 360 laipsnių vaizdą mes galim prisertinti arba pasitolinti, kad matytume iš aukštesnio paukščio skrydžio. Galinė kamera, gal truputėlį raiškos ir stokoja, bet ji pakankamai šviesi. Ją galima pasikeisti ir automobilį matyti tik iš viršaus. Galima įsijungti atskirai ir matyti priekinę kamerą. Plus yra 3D vizualizacija, kuomet galim apsukti automobilį, kas lėtai važiuojant iš tikrųjų padaro labai gerą vaizdą, nes matom visas kliūtis iš visų šonų. Tai principe ta kamera man tikrai patinka. Klimato kontrolė valdoma ne ekrane, ji turi atskirą ekraną su pagrindinė informacija, yra dvi zonos, tiesa viena yra priekyje, kita yra gale, nėra suskirstyta įprastai. Valdoma viskas gana lengvai, tik tai aplinkui ekraną yra ne fiziniai mygtukai, kas būtų patogiausia, o lietimui jautrios vietelės, kurios vis tiek tą valdymą padaro šiek tiek nepatogesniu, ypatingai vairuojant, nes reikia paliesti, o palietus vieta neduoda kažkokio atsako, lyg būtų pip ar panašiai, tai tas truputėlį erzina, bet ne pati blogiausia klimato kontrolė. O dabar trumpai apie vairuotojo ekraną, tai kaip minėjau, jis taip pat šiek tiek daugiau negu 10 colių įstrižainės, jo dydžio labai patinka. Man patinka, kaip įmontuotas ekranas. Nusistatęs patogią vairavimo poziciją, visą ekraną pilnai matau per vairo viršų, o taip nutinka pakankamai retai, atvirai pasakysiu, automobiliuose. Ekranas labai informatyvus, labai greitai veikiantis, labai lengvai suprantama informacija, tą informaciją lengva valdyti. Yra 3 skirtingos vizualizacijos, kurias keičiasi keičiant važiavimo režimą, o viena įdomiausių šito ekrano dalių yra tai, kad įjungus posūkį į vieną ar į kitą pusę, įsijungia vaizdas dalyje šito ekrano, kuris rodo tiesioginį vaizdą iš kameros esančios po veidrodėliu. Vadinasi, jūs visada matot savo akląją zoną štai čia ekrane, įjungia posūkį į vieną arba į kitą pusę. Ir tai yra nuostabi prevencinė priemonė prieš posūkių nerodymą, nes jeigu nerodai posūkio, nematai aklosios zonos. Vairas nors ir šiek tiek keistokai, man atrodo, su savo tokiais korėjietiškais išrangimais ir plus
keista matyti vairą pilką, jis yra labai malonus lietimui, ypatingai štai šitos taškuotos vietos. Vairas taip pat yra ir šildomas, štai čia yra šildymo mygtukas, multifunkcinis valdymas, kaip minėjau, labai paprastas ir greit perprantamas. Čia vienas iš labai didelių paskutinių metų Hyundai modelių pliusų. Už vairo dar turim ir menteles, kurių pagalba galim permesti pavaras. Na, o vairas taip pat ir reguliuojasi, tiesa, kažkodėl pakankamai sunkiai tas darosi, tai ko gero kažkas jį labai senai reguliavo. Na, o vienu dalyku tai dėtuvių kiekiu šitas automobilis tikrai gali pasigirti. Paskaičiuokim. Duryse apačioj 1, 2, kitoj pusėje 1, 2. Čia turim dėtuvėlę telefonui su bevėlio pakrovimo funkcija. Labai gražiai išvažiuojantis, podėl laikiklis, jeigu gerai pamenu, tokį turi Porsche automobilis. Viena dėtuvė čia, 2 USB jungtis, 12 voltų jungtis, milžiniška dėtuvė čia, kurioje dar galim ir vidun sugrūs dalykų. 2 podėl laikikliai, kaip jau supratot, išsiema. Tada viena dėtuvė čia, tiesa labai maža, viena dėtuvė čia, viena dėtuvė čia, vienas podėl laikiklis čia ir ko gero ir tai dar kažką užmiršau parodyti. O dabar atsisėskim į galą. Oi. Turbūt kaip supratot, tai vietos sočiai ir mano galvai, ir mano kojom, ir čia apskritai visko sočiai. Abi priekinės sėdynės yra valdomos elektra, šildomos, ventiliuojamos, turi pakoje atsilenkianti, kurį aš jums parodysiu. Toliau, už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, po kabliuką, turim net atsidarantį langą gale, kas iš tikrųjų gana retai būna tokio tipo automobiliuose su tokiom durim. Plus turim užuolaidėlę ne tik čia, bet ir ant visų 4 galinių langų. Viena dėtuvėlė, labai didelė pačioj, 2 USB jungtis. Ir žinot, ką pastebėjau? Visam automobilį tik USB arba 12 voltų jungtis ir nei vienos USB-C jungties. Čia nemažas minusas. Tada turim 2 podelių laikiklius, kurie labai gražiai išlenda. Na ir aišku, kišenėlių abiejose durise. Šiaip situacija pakankamai įspūdinga. O dabar aš atsipalaiduosiu. O dabar keliamės į galo galą. Na, o čia, žinot, man net sunkiai apsiverčia liežuvį sakyti, bet ir čia situacija labai gera. Mano galvai vietos sočiai, kojom taip pat ir taip. Priekinė sėdynė dabar stipriai nulenkta į priekį, tam, kad jūs mane geriau matytumėt, nes mes filmuojam, bet ir prieš tai čia tos vietos buvo tiesiog sočiai. Plus, abiejos pusėse turim po 2 podelių laikiklius ir po 1 dėtuvėlę. Keista, 4 podelių laikikliai, čiagi negalima 4 važiuoti. Anyway, turim mano minėtą užuolaidėlę. Netgi turim atsidarantį langą čia gale ir po 1 USB jungtelę. O jeigu gale norit vežtis porą krepšininkų, dar galit padaryti ir va taip. Jūs pažiūrėkit, kiek čia vietos. Bagažinės talpa 800 litrų. Aišku, ne taip kaip dabar, o štai taip. Ta bagažinė dar galima šiek tiek pasididinti, pavyzdžiui, atlenkiant šitas sėdynės, taip turint šiek tiek daugiau vietos. Bet jeigu lyginsim su pagrindiniu konkurentu, tokiu kaip Multivanas, tai Multivanas turi vos 470 litrų. Bet jeigu Hyundai jums nepasiūlys papildomų funkcijų, tai pavyzdžiui, Multivanas gali pasiūlyti štai tokį prožektoriuką, kuris prilimpa prie metalinės kėbulo dalies ir labai puikiai pasitarnaus, pavyzdžiui, naktį keičiant ratą. Dabar leidžiamės į kelią ir pradėkim nuo komforto. Tai komforto savybės šitam automobiliu man labai patinka. Aišku, visą praeitą savaitę važinėjau su Defenderiu, tai nuo Defenderio su orinė pakaba įlipus į bet ką jis neatrodys komfortiškas. Bet principė, lyginant su konkurentais ir kitais gatvėje matomais automobiliais, tai Starija važiuoja gana minkštai, kelio nelygumui duobės, net ir gulintis policininkai iki tam tikro greičio, kuris, sakyčiau, yra 50 km/h, yra sugeriami pakankamai solidžiai, kėbulas smūgio negauna ir aš važiuoju minkštai. Kita vertus, valdymo savybės nėra jau tokios ir puikios ir tą turėtumėt, aišku, suprasti vien iš pirmo žvilgsnio į automobilio kėbulą. Tai jis yra sukurtas kruizinimui, o ne lėkimui, nieko čia smagaus negaliu sakyti, kad yra ir juolab negaliu vartoti žodžio sportiškas. Ir nepaisant to, kad mes čia turim sport važiavimo režimą, kurį aš tuoj įjungsiu, niekas automobilyje stipriai nepasikeičia. Šiek tiek sunkiau sukasi vairas, važiuoju vieną pavarą žemiau, kad turėčiau, kaip aš sakau, tempimo, kad galėtų automobilis šiek tiek staigiau sureaguoti, nors ir tai nesureaguoja.
ir pasikeičia ekrano vizualizacija. Tai visi sportiški dalykai. Jeigu renkatės tokį automobilį, nes turi didelę šeimą ir mėgstat keliauti, bus pravartu žinoti, kad Starija gali tempti net iki 2,5 tonos. Ir jeigu mėgstat mano ką tik minėto stovyklavimą, prisikabinat kemperį ir nuvažiuojat nuo asfalto, taip pat puikiai turėtų pasitarnauti ir 4 varomų ratų sistema su 4WD lock funkcija. Tai vadinasi, nuvažiavus nuo asfalto, tų nepravažiuojamų vietų bus mažiau negu su įprastu automobiliu varomu priekiniais ratais. Na, o kalbant apie pavarų dėžę, tai turime automatinę, ji turi 8 pavaras, tas pavaras mėto labai švelniai tiek akceleruojant greitai, tiek ir lėtai, bet vienas kertinis momentas man labai užkliuvo. Žiūrėkite, aš dabar pabandysiu jums jį parodyti. Tai dabar pilnai sustoju ir nuspaudžiu dugną dabar. Ir va dabar automobilis tik pradeda traukti. Dabar pabandykim tą patį padaryti jau važiuodami. Važiuoju 50 km/h, dugnas. Ir va dabar automobilis pradeda rimčiau akceleruoti. Tai šita vieta man užkliuvo ir ypatingai trukdo, jeigu norit kažkur mieste staigiai įsirikiuoti, arba teks apskaičiuoti iš anksto, arba teks nespėti įsirikiuoti. Na, o matomumas tai tiesiog nuostabi šito automobilio vieta, langai milžiniški, kaip matot, ir šoniniai, ir gale šoniniai labai dideli, priekinis langas labai didelis. Čia man niekas neišsikiša, vidurdėlis kabo aukštai, šoniniai veidrodžiai tiesiog milžiniški ir per galinį langą viską matau puikiai ir dar net gale esantys šoniniai langeliai labai gerai pasitarnauja, panaikindami tą nematomumo zoną. Tai čia viskas tiesiog puiku. Na, o garso izoliacija labai nedžiugina, paliesiu langą, langai, na, dvigubi, bet neduoda tokio, sakykime, tylos pojūčio tie dvigubi langai, nes girdžiu ir automobilius už lango. Jeigu bus žieminės padangos, girdėsit, kaip jos sukimba su asfaltu, o važiuojant lėtai, net girdžiu tą tokį tikrai oldschoolinį dizelio kle, kas dabar jau savotiškai žavu. Na ir dar noriu paminėti sąnaudas, tai su tokiu 2,2 litro darbinio tūrio dizeliu sąnaudos sieks tarp 8 ir 10 litrų 100 km. Tas diapazonas gana platus, priklausomai nuo to ir kokiame mieste, ir kokiu tempu jūs važiuosit, ir kiek bus žmonių automobilyje, ir kiek daiktų į jį prikrauta. Ir man atrodo, kad tie 8-10 litrai yra pakankamai neblogas rezultatas automobiliui, kuris yra tokio dydžio, tuščia sveria daugiau negu 2,3 tonos ir aišku yra varomas 4 ratais. Na ir kaip visada paskutinis klausimas, ar verta rinktis Hyundai Starija? Na, automobilis turi šiek tiek net prabangos, važiuoja komfortiškai, yra tiesiog ekstremaliai praktiškas, bet iš kitos pusės man nepatiko garso izoliacija, man truputėlį pritrūko galios su šituo 2,2 dizeliniu varikliu ir mane erzina tas šiek tiek per didelis lagas starto metu. Todėl aš sakau, labai verta išbandyti, tačiau po to svarbu neskubėti ir apsvarstyti. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit. Jeigu pažiūrėjote iki pat pabaigos, neužmirškit užmest to laiko, jis mums labai svarbus, pasubscribinkit mūsų kanalą ir aišku, pasiekit mūsų socialiniuose tinkluose. Visiems iki ir gero šilto pavasario.